Rikiuotės vadas pagrindinis leitenantas Greivis. Sveiki, kariai! Sveiki, kariai! Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra Lietuvos karo mokyklos tradicijų perėmėja ir tęsėja. Tad pirmiausia, noriu pasveikinti visą akademijos bendruomenę, visus tarnaujančius ir studijuojančius akademiją su minimu šimtmečiu. Esate ypatinga aukštoji mokykla. Pirmiausia dėl to, kad tai vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje rengianti karininkus. Akademija atlieka išskirtinę ir labai svarbią misiją. Rengia būsimus Lietuvos kariuomenės lyderius, vadus, gebančius įkvėpti, motyvuoti ir sutelkti, gebančius iki galo įvykdyti pavestą užduotį. Lietuvos kariuomenė šiuo metu pradėjo esminį, galbūt net istorinį modernizacijos ir plėtros kokybinį etapą. Todėl ateityje aukštos kvalifikacijos, tvirtos motyvacijos karininkų poreikis tik dar labiau augs. Didelių pokyčių ir reformų metą išgyvena ir visa Lietuvos švietimo sistema bei aukštųjų mokyklų tinklas. Todėl sveikindamas naująjį akademijos viršininką ir teikdamas jam vėliavą keliu vieną tikslą ir uždavinį - stiprinti akademijos bendruomenės intelektinį, kūrybinį potencialą bei tapti stipriu karybos ir gynybos mokslo centru. Lietuvai reikalinga moderni aukštoji karininkų rengimo mokykla, kuri būtų pajėgi konkuruoti su populiariausiamis šalies aukštosiomis mokyklomis, universitetais. Turbūt neatsiras prieštaraujančių. Jeigu norint užtikrinti valstybės saugumą, būtina investuoti ne tik į ginkluotę. Didžiausias valstybės turtas - išsilavinę ir laisvi jos žmonės. Net ir didžiausios kariuomenės galia ir pasirengimas nieko vertas be proto galios. Stipri valstybė pirmiausia kūrė stipri, pilietiška visuomenė ir didelė dalimi visuomenės vertybės, jų moralinės nuostatas nulėmė investicijos į išsilavinimą ir mokslo sklaidą. Tad nesustokite ir kelkite savo naujus mokslo ir studijų gerinimų iššūkius. Čia turi gimti naujausios teorijos, kurios vėliau galėtų būti gyvendinamos praktikoje. Čia turi būti nagrinėjamos naujausios konvencinės, bet taipogi hibridinės, informacinės, kibernetinės grėsmės, siūlomi efektyvūs atsako būdai. Turi būti apibendrinta geriausia karinė patirtis ir siūlomi ateities vystymo variantai. Tebūnie akademijos absolventų žinios ir išsilavinimas stipriausias mūsų valstybės ginklas.